Sveiki bičiuliai, šiandieną mes pabandysim parodyti, kaip pasiruošti tokius sraiges bushcraftiniu būdu. Išsyk prisipažįstu, mes nebandysim daryti nei kažkokių labai didelių tokių gurmaninių reikalų, nes neturim nei kažkokių čia sviesto ypatingų, nei kažko tai tokio. Ir kartu nebandysim jų žudyti daugybės, ta prasme, iš tikrųjų su tiek nepavalgysi, su tiek sraigių nepavalgysi, bet mes tiesiog pasirinkom kelias, kad jas pademonstruot, kaip vyksta. Tai tiesiog šitą gal per mažą mes ją paleisim atgal, bet sraiges mes jau laikėm kokias 3 paras. Vėlgi, jeigu būtumėt ne bushcrafteriai, tai jūs turėtumėt miltus jau laikyti. Mes paprasčiausiai tiesiog leidom jom pačiom savaime įsituštinti, dėję ten kažkokį salotos lapelį. Tai dabar ką darom, tiesiog jas nuplaunam. Vėlgi, jeigu jūs būtumėt kulinarai ne bushcrafteriai, tai turėtumėt jas apibert druska, kad jos įskirtų gleivės ir tiesiog tada tas gleivės nuplaut. Bet mes, tarkim, neturim tokios prabangos, turėti druskos, kad aptikės visai. Tai tiesiog plaudami įsitikinam, kad tikrai visos sraigės gyvos, nes jeigu negyva iš karto meskim. Vanduo taip nusigleivėja smarkiai. Padarom toliau, imam katiliuką ir pradžiai mes pamėginsim sraiges apvirti 10-15 minučių prieš pradedant jas ruošti toliau. Kabinam sraiges ant laužo. Vėlgi, kaip minėjau, užtruksim pirminiam tam paruošime 10-15 minučių. Ką, vanduo užvirė, prabėgo kokį 10 minučių ir dabar tiesiog paliksim šiek tiek ataušti. Nes mums reikės sraiges išimti iš kiautukų. Kol vanduo karštas, tai padaryti bus kiek sunkoka. Vėlgi, čia kaip minėjau, toks techninis virimas, kad tiesiog sraiges dar išskyrė visų gleivių ir šiaip nešvarų. Dabar paliekam nupylę vandenį ataušti. Ir tiesiog užsiimsime toliau ruošybą. Ateinam prie pačios nemaloniausios dalies, tai yra sraigių lupimas iš kiautelių. Silpnų nervų žmonėms nepatartinas. Tiesiog ką mes darom, išsitraukiam sraigę. Jeigu jūs būtumėt kulinariškai ruoštumėt, tai tiesiog šitos sraigių kiautelius jūs reiktų dar tvirti kokią valandą ir išplaut labai švariai ir tiesiog galėtumėt ten prisikrauti česnakinės čiviesto ir pačią sraigę. Ką mes darom? Mes tiesiog atskiriam tą pačią kojelę ir nusipjaunam tik tai kojelę nuo žarnio, nes šita visa žarnio dalis mums kaip ir nelabai reikalinga. Kaip matot, iš pačios sraigės nelabai kas yra valgoma, nes nors tai atrodo gan didelis padaras, bet jų reikia prisirinkti iš tikrųjų daug. Žarnynas vėliau, kojelės slėpia. Ką, tiesiog atsiskyrėm nuo mūsų 7 sraigių tas kojelės ir tik tai kojelės yra mums kaip ir reikalingos. Tai ką mes dabar darysim, mes tiesiog užpilsim vandeniu ir pavirsim šiek tiek. Galite, jeigu iš tikrųjų labai norit, turit aliejaus ar dar kažko tai tokio, tai tiesiog jis kepti išsyk, bet mes kolikas pradžiai pavirsim, gal po to nežinau, gale pabandysim apkepti.
Na ką, sraigės verda ir tiesiog užtruksim apie kokią valandą, taip ant tokios gan lėtos ugnies pavirsim. Jeigu jūs turit, nežinau, su savim vos ne kažkokią tai visą prieskonių dėžutę, tai čia gali virti jas vos ne kažkokiam sultinį, ar su lauro lapais, pipirais ar dar kažko, nu mes tokios prabangos neturim, vandenėlis toks koks yra. Na ką, tiesiog keisdami, depildami vis pastoviai vandens kokias, tai per 2 valandas, maždaug gal pusantros, kiek daugiau iki 2. Virėme sraiges ir dabar jos turėtų būti gatavos. Ką pabaigai padarysim, tai tiesiog, kai vanduo išgaros, palaikysim, kad tiesiog šiek tiek pasikeptų jos. Neturim kažkokių nei ingredientų, nei, nežinau, nei sviesto, nei kažkokių kitų riebalų, neturim nei kažkokių prieskonių, bet jeigu jūs turite, tai gali drąsiai eksperimentuoti su česnakais, su sviestu, šiaip kažkokiom tai žalumynais, ta prasme, bet mes darysim taip, kaip gamta mums davė sraiges. Kad tiesiog kepdami žiūrėkit, kad nepridurkit sraigės prie keptuvės, pastoviai pamaišykit. Na ką, kaip ir baigiam su sraigiam. Kaip supratot, iš 7 sraigių mes armijos nepamaikysim. Visieną reikėtų susirinkti žymiai daugiau. Ir dabar pamėginsiu paragauti. Nuostabus skonis, kaip grybo.